Laba diena. Taigi vėl noriu su jumis truputį pasišnekėti apie lieknėjimą. Ir dažniausiai, kaip mes pradedame analizuoti, kodėl, kaip, tarsi stebėm viską aplinkui ir matome, kad aplinkui kažkas tai tarsi atrodo labai daug valgo ir valgo taip, ne taip, kaip mes valgome ir vis tiek esą lieknos ir gražios figūros. Ir tada automatiškai mums ateina mintis, kad aš turbūt storėju nuo salotos lapo arba nuo išgerto vandens kiekio, arba netgi nuo oro ir taip toliau. Ir žinoma, vainikuoja kalti mano genai. Bet, mielosios, noriu pasakyti, kad dėja dažniausiai tai būna netiesa. Nes pirmiausia, kai mes norime kažką pakeisti, kažką sulieknėti, mes turime suprasti, kad mes turime rezultatą tokį, kokį turim ir jis yra mūsų valgymo, mūsų elgesio, netgi mūsų mąstymo pasiekmė. Ir mąstymas, kad aš viską darau teisingai, tik mano rezultatas yra dėja ne toks, koks turėtų būti pagal mano įsitikinimus, jau yra klaida. Taigi, jeigu norite kažkokio kito rezultato, pirmiausia turite suprasti, kad reikia keisti mąstymą ir tada kažką keisti toliau. Nes jeigu rezultatas yra toks, koks dabar yra, vadinasi, tai yra jūsų tokia pasiekmė. Vienintelis dalykas, dėl ko gali atrodyti, kad mano svoris yra toks, koks yra, gal jeigu tai yra sveikatos sutrikimai, jeigu tai yra skydliaukės problemos, tada taip, maistas jums tikrai niekaip neįtakoja ir tada tai yra ne jūsų įsitikinimų pasiekmė, bet jūsų sveikatos pasiekmė. Bet jeigu jūsų sveikata problemų neturite, o rezultatas yra antsvoris, viršsvoris, tai vadinasi, tai yra tiesiog jūsų įsitikinimų pasiekmė, kad jūs viską valgote teisingai, bet dėja rezultatas jūsų nedžiugina. Taigi, pirmas žingsnis pradedant lieknėti, nuo ko pradėti, tai suprasti, kad jūs nestorėjate nei nuo salotos lapo, nei nuo vandens ir ne nuo oro, o genai taip žinoma įtakoja, bet jie labai dažnai pasikeičia, kai pasikeičia mąstymas ir elgesio formos keičiasi automatiškai ir genai. Žinoma, tai ne genai keičiasi. Keičiasi gyvenimo būdas ir keičiasi rezultatai. O genai kokie ir buvo, taip tokie ir lieka. Tiesiog pakeistus mąstymą, pakeitus įsitikinimus ir žinant, keičiant valgymo įpročius, keičiasi svoris ir tada jau rezultatai yra tokie, kokie yra. Taigi, pirmasis žingsnis - nustoti save apgaudinėti ir suprasti, kad jūsų dabartinis rezultatas yra dabartinių jūsų įsitikinimų, jūsų mąstymų ir, žinoma, jūsų elgesio pasiekmė. Taigi, pirmas žingsnis - nustokime apgaudinėti save.